Ir jinai man papasakojo apie magnį šitą, kurį aš dabar naudoju. Taip. Iš pradžių irgi labai pesimistiškai, nes aš transfaktorius naudoju, iš Amerikos siunčiausi. Tie transfaktoriai, truputį mano mintis laksto, bet aš noriu, kad jūs daugiau biškį žinotumėt. Taip, svarbu. Tai tuos papildus aš gėriau irgi, tai buvo mediko patarimas man juos naudoti. Ir tai irgi buvo grinai imuniniai sistemai. Natūralūs, aišku, be chemijos, be to, be nieko. Ir buvo atvažiavęs profesorius, yra toks Maskvoje, Čižovas. Yra medikas toks, jis jau yra amžiui dabar, bet jis dar gyvas. Tai vat aš turbūt prieš kokius 6 ar 8 metus pavyko man pas jį užsiregistruoti ir mane vyras specialiai vežė net į Klaipėdą, kad pasikonsultuoti su tuo mediku. Tai jis man parekomendavo tos transfaktorius ir aš 5 metus gėriau didelėm dozėm, aišku, gėriau transfaktorius. Po to man persimetė metastazės į kaulus. O prasidėjo viskas nuo krūties. Tai 10 metų naudojau Foreverio papildus. Gėriau alavijų sultis, stengiausi savo padėti, kaip tik įmanoma. Paskui po 10 metų man išlindo į kaulus metastazės ir man lūžo koja, metastazavusi. Nenugriuvau niekur, atsikėliau iš lovos ir lūžo šlaunikaulis. Tada gėriau transfaktorius. Dabar man po 5 metų vėl atsinaujino, atrado, padarė kompiuterinę, nes aš kaip į onkologinį važinėjau kaip pas draugą, kaip pas draugus, kas 3 mėnesius, visus tos 15 metų. O atleisit, noriu pertraukti. O tai jūs tenai, pas mūsų medikus, kada važinėjot ir gydytės pagal jų rekomendacijas, ten chemoterapijos, ten tie dalykai pas jūs buvo? Buvo, viskas buvo, aš viską praėjus labai žinau tos dalykus, visus pojūčius, nedaug dieve, kas susiduria su tuo dalyku. Taip, aš praėjus viską, visas chemoterapijas, visos švitinimus, viską. Tai dabar privesiu, dabar paskutiniu metu. Ir man, padarė kompiuterinę, dabar bijau pameluoti vasarį ar kovo mėnesį. Ir daktarė man paskambino onkologė, sako, žinot, sako, pas jūs jums reikia padaryti kaulų skenavimą. Aš sakau, kas daktarė negerai kažkas? Jinai sako, įtarimai. Kompiuterinė yra aprašymas, kad yra įtarimas, kad į stuburą į slankstelį nuėjo metastazė, o kita metastazė į šlaunikaulį. Tas, kuris buvo jau operuota ir išgydyta, buvo vėl chemoterapija, antrą kartą jau gydymą. Tenai dar atsiradė irgi pakitimai, bet čia, kaip pasakyti, tokia kaip ir pati pradžia, galima sakyti. Man labai anksti, kas 3 mėnesius daro, tai kaip pasakyti, seka tą visą mano ligos eigą. Ir padarė tą man skenavimą kaulų, akurat, ir mane nusiuntė pas radiologus. Tai aš gulėjau 2 kartus, aš Vilniuje gydausi. 2 kartus. Į stuburą man gydytojas prirašė smūginę radioterapiją, tokią stiprią vienkartinį, kaip ten, taip man aiškino. O paskui savaitę gulėjau iš šlaunikaulį, nes iš karto negali švitinimą daryti. Galbūt, kai visas kaulynas yra metastazavęs, gal galima ir taip, bet kaip pas man 2 vietose buvo išlindę metastazės. Ir paskui susipažinau su Dalia ir jinai man pradėjo pasakoti apie magnį. Aš kažkaip tai labai pesimistiškai tai pasižiūrėjau. Kadangi aš tos transfaktorius naudojau irgi, taip ilgai naudojau, tokiam dideliam dozėm, galvoju, jeigu transfaktoriai man nepadėjo, vis tiek išlindo. Vėžys toks dalykas, jisai šauna, jeigu jis turi tik tai galę, tai jis kažkur iššauna kažkurioje vietoje. Tai palaukit, jau pati pasimečiau. Ne viskas tvarkoja, aš tik norėjau paklausti, o tie transfaktoriai, kokiu jie principu veikia? Jie yra iš karvės krekenų ir kiaušinio trynio. Supratau. Ir grinai, kaip pasakyti, kaip motinos tas priešpenis būna vaikam duodamas. Tai čia tokiu principu yra irgi formulė išrasta ir tie transfaktoriai tokiu būdu
Jo, imuninė sistema čia gydo. imunitetą stiprina labai. Žinau, iš krekenų papildai yra iš tikrųjų super, bet kad vėžį veiktų, tai šito aš nežinau. Tai va, žiūrėkit, dabar aš ką pasakysiu dėl magnio. Ir vienu žodžiu, va, ir aš jau pradėjau paskui gerti tuos papildus, aš užsiregistravau, nusipirkau, atsisiunčiau ir pradėjau gerti, paskui susiskambinau su viena moterim, čia į Rusiją skambinau. Jo, sakė, ne. Man skambinausi tenai ir kadangi aš pradėjau gerti, aš nežinau nei dozės kokias gerti, nei nieko, pas mane metastazavę jau buvo ir šlaunį, ir į stuburą. Tai va, tai jinai man pasakė, nes jinai pati praėjus kaulų metastazės ir labai sunkioj formoj, tai jinai pasakė man, kiek ir kaip gert reikia. Ir aš iš karto jos, kaip pasakyti, kai turi problemą, tai labai išgirsti greitai. Iškart pradėjau gerti pagal jos pasakymą, patarimą, po kiek gerti, pradėjau naudoti. Dabar aš naudoju šitą magnį 3 mėnesius. Taip. Dabar jau yra 3 mėnesiai. Tai aš praėjau tą radiologinį gydymą, dabar praėjau. Ir pasidariau 22 po radiologinio, mėno praėjo, po mėnesio reikia daryti kompiuterinį ir žiūrėti, kas vyksta su kaulais. Ar toliau didėja, ar metastazuoja, vienu žodžiu. Ir man pasidariau aš kompiuterinį ir tik šiandien gavau atsakymą. Šiandien tik tai. Visas tas dienas ėjau už proto, negaliu save suvaldyti, vis tiek galvoju, o gal metastazuoja toliau, o gal, tai turi apie ką galvoti, o galvoju visada blogiau negu iš tikrųjų yra. Toks jau žmogus, tokia... Kai buvo yra, tai per tiek laiko. Ir galvoju, kad kaip žmonės krenta miršta, galvoju, o ką aš kitokia, tai aš tokia pati. Tai va, ir reiškia, šiandien gavau atsakymą. Ir įsivaizduokit, atsakymę parašyta, kad kaulai visiškai yra sveiki. Tai man čia buvo, žinokit, kaip, aš nežinau. Aš pašokau iki lubų, aš tiesiog man akmuo nukrito nuo dūšios ir po to galvoju, tai aš žinau, kad pasiekmes po mėnesio padaryti, kada buvo metastazės, jau matėsi, jos aiškiai matėsi, kad jos yra. Ir kad po mėnesio nieko kaulas būtų visiškai be pakitimų, kaip sveikas. Taip nebūna. Taip nebūna. Aš susiskambinau su draugė, ten jinai onkologijai dirba. Sakė, turi matytis, turi tos pasiekmes matytis, jos po biškį gali išnykti. Tie visi pažeidimai kaulo, bet ne iš karto po mėnesio. Tai čia, kaip pasakyti, čia jau, čia yra magnio darbas, aš jau įsitikinau 100%. Ir aš labai daug webinarų tų klausau ir ypatingai aišku, kur mano yra didžiausia problema, aš tuos webinarus labai klausau, labai daug tų žmonių atsiliepimų klausau, o dabar aš jau galiu pati sakyti, todėl kad aš pati ant savęs išbandžiau ir žinau, kad tikrai gali žmogui padėti. Gali žmogui padėti ir jeigu žmogus turi tikrai didelių kažkokių problemų ar ką, jam vienintelis šiais laikais, aš dabar net tos transfaktorius sumažinau dozę. Aš dabar jos geriu kaip profilaktiškai, nebegeriu dideliam dozėm. O magnį aš geriu taip 6 kapsulės 3 kartų į dieną. Palauk, 6 kapsulės? 6 kapsulės į dieną, 3 kartus po 2 geriu. 3 kartus po 2, supratau. Aišku, o dabar su transfaktoriais. Apskritai, žmonės sako, kad čia yra brangu. Taip, aš sutinku. Brangu, tokios kainos ir yra, iki 65 eurų. Kur yra geras dalykas, jisai negali kainuoti 10 eurų kaip vaistinė. Aš irgi suprantu. Tabletės gali nusipirkti už 8 eurus. Bet lyginant, pavyzdžiui, transfaktorius, lyginant su magnio vandeniliu. Tas pats. Praktiškai tas pats gaunasi. Taip. Tas pats. Aš dvigubai negaliu sau leisti gerti, tarkim, didelę dozę ir to. Žinau, kad čia dar vienos draugės mano yra, draugės susirgo onkologiją, pasėtė kito organo, bet jinai dabar geria ir transfaktorius geria dideliam dozėm, ir magnį. Bet pas ją irgi per kelis mėnesius pradėjo aukliai mažėti, viskas mažėja, viskas traukėsi. Gydytoja irgi, nustebė biškį. Mano daktarė irgi šiandien, sakiau gal, kad nustebo mano kompiuterinio atsakymą. Nesakė dėl daktarės. Pagal aprašymą sako, kad pas jūs viskas gerai vėl. Aišku, o dabar dar noriu paklausti.
Nu, su kaulais supratau, čia problema išspręsta praktiškai. Taip, Ir, taip. o kitose kūno vietose, kur pas jūs senai pagrindiniai dalykai, čia buvo metastazės, aš kaip suprantu, o Čia buvo metastazės, taip. O visur kitur pas mane yra židinukai. Jie aprašymą įeina kaip metastazės, bet jos nei didėja, nei mažėja, nieko nesidaro. Yra pasiekmes nuo švytinimo, pavyzdžiui, vieną pusę plaučio, kadangi ta pusė, kuri krūtis buvo gydoma, tai tenai irgi plautis mano vienas yra pasiekmes, taip ir rašo po spindulinės tos gydymo. Bet faktas tas, kad žmonės, vat kiek aš klausau, sakau, tos webinarus ir žmonių atsiliepimus, iš bet kokio vėžio galima išlipti. Tik tai reikia bandyti, ne jeigu žmogui yra jau blogai, tu nieko jau blogiau savo nepasidarysi. Bet čia galimybė yra užsikabinti, skęstantis ir už šiaudo griebėsi. Bet vat, man yra keista, dabar yra atvejis, pas mane klasiokas. Taip. Kauno klinikos, pas jį 4 stadija, žarnyno vėžys, kepenyse metastazės, žinau, kad daugiau ten, bet aš čia visko nevardinsiu, nėra prasmės. Ir po blogai vienu žodžiu. Taip, blogai, yra 6 chemijos jam padarytas, yra skausmas didžiulis ir jisai ten iš tikrųjų eina iš proto žmogus. Kankinasi žmogus. Taip, ir nusilpęs, labai nusilpęs. Taip, nuo chemijos kaip nusilpęs žmogus. Tai čia, aišku, jis prieš chemiją, tai buvo viskas normaliai, bet ten viskas. Taip, žinau šitas reikalas. Ir dabar aš suprantu, kad nei namiškiai tiki tuo, ką aš kalbu. Aš nusinčiau jiems tos medžiagos, bet aš nežinau, kaip nedaina. Ne, reikia kalbėti. Reikia kalbėti, va taip kaip mes su jumis kalbam. Reikia kalbėti. Papasakokit mano atvejį. Vat tai jūs pats savo ausim girdit, ką aš pasakoju. Taip. Kad tai tikrai padeda. Kad pas man dingo kauluose metastazės. Pas mane dar, kaip pasakyti, nebuvo metastazavę, bet visi kaulai, visas skeletas mano. Bet tai faktas tik tas, kad aš iš tos moters, kuriai buvo visas skeletas buvo kiauras. Ir jinai sako, jūs neįsivaizduojat, kaip baisu yra, kada metastazavę visi kaulai, kada tu gali bet kada nulūžti. Va kaip man koja nulūžo. Tai čia yra baisu. Tai yra tokių dalykų, tai kitie kepenys, pradingsta kepenyse viskas. Turi padėti žmogui, bet reikia jam kalti. O šeimos nariai ką? Kaip šeimos nariai žiūri? Kaip, tarkim, žmonas žiūri? Su žmona aš bandžiau susisiekti, neužmesgiau kontaktą, ne taip per Facebooką. Su broliu bandau šnekėti, jisai pasižiūri, sako, mano sesuo susisieks tenai su kita pažįstama, kur aš nurodžiau, kad jinai yra atsisintusi to magnio vandenilio. Tai jinai porą žinučių parašė, jai atgal atrašė, kad tai geras produktas ir viskas. Daugiau dabar... Jeigu reikia tokių įrodymų, tokių kaip aš pasakoju, kad tikrai taip vyksta, kad vandenilis tas padaro, magnio vandenilis tas padaro tokius stebuklus. Jis ne tik šitą, tai aš susikoncentravusi savo blogiausią šitą lygą. O pas man, pavyzdžiui, aš dar pasakysiu jums prieš tai, kai aš pradėjau gerti, tai man labai skaudėjo keliai. Baisiai skaudėjo keliai daug metų. Aš pradėjau gerti. Man turbūt po savaitės nustojo keliai skaudėti. Vyras sako, kaip čia yra. Aš ten visokius užpildavau ir visokius žolelės, ką aš ten, ką internete pamatai, paskaitai, ten tos liaudės mediciną, tą kabobutės ten sako. Aš bandžiau viską, man niekas nepadėjo. Aš pradėjau gerti magnį, man po savaitės nustojo keliai skaudėti. Aš galiu dabar kojas, aš neturėjau kur judėti naktį. Man skauda ir sulenkus ir taip. Nustojo keliai. Paskui turėjau tą pačią problemą su pečiu sąnariais. Turėjau tą problemą, man dar po savaitės nustojo pečiai skaudėti. Ir rankos. Aš jau, žinokit, spintelė, tarkim, virtuviai ir indai, lėkštės. Aš būdavau, prašau vyrą, nuimti man lėkštį, nes aš negaliu rankos iškelti. Man skauda. Aš galiu neišlaikyti lėkštės ir numesti. Va toks dalykas. Man čia nustojo skaudėti. Aš dabar rankas valdau kaip sveikos rankos valdau. Paskui pas mane, čia man baisu, kad jūs išgirsit šitiek... Ne, tai yra reikalinga.
Čia aukso verties tos žinios, jūs tikrai sakykit. Žinokit, paskui pas mane buvo, aišku, kada pradėjau gydymą, tos chemioterapijos, ten tie visi, man pradėjo labai tinti kulkšnis. Pėda ir kulkšnis. Ir amžinai, tokios paburkusios kaip vandens pilnos. Man atėjo draugė čia vieną dieną, sako, tu pasižiūrėk, pas tave kojos nebesutynusios. Ir tai aš pati net nepastebėjau, man pastebėjo kitas žmogus iš šalies. Kojos nebetinsta, spaudimas susinormalizavo. Geriau jau turbūt 15 metų nuo spaudimo. Man gydytojai sakydavo, oi čia tau yra, tu paveldėjai po tėvuko. Tėvukas mano miręs nuo insulto. Tu čia paveldėjai nuo tėvo ir tau tipo, kaip gydytojai, taip, reikia gerti. Ir aš geriau. Tai dabar žinokit, aš jau nebegeriu. Nustojau gerti šitos. Nuo spaudimo nustojau gerti, susinormalizavo nuo spaudimas. Super. Taip. Čia grinai jau mano patirtis yra. Aš taip patyrus esu. Aš taip, spaudimą nuėmė, skausmus keliuose, kojose, pečiuose. Žinokit, pasimiršta, kada pradedi jaustis geriau. Aš žinau. Problema dingsta ir atrodo, kad taip ir žinau, ko puikiausiai tą dalyką. Ir ant kitų žinau. Žmogui, bet kiti neįvertina, ten, jeigu vyresni dar su atmintim kaip nors nepraščiau yra. Vienu žodžiu, yra gerai, bet jie nesuriša to, kad jie geria magnio vandenėlį ir kad nuo to jam gerai. Taip, tikrai. Dabar buvau pas vieną dėduką, tai aš jam pasiūliau, jisai išgėrė, jisai buvo 3 dėžutės įsigijęs ir jie su močiute tenai, jam su stuburu buvo, su kojom prastai. Tai jisai 1,5 dėžutės išgėrė. Ir jisai... Ir jam su ta nugara susitvarkė, su koja gerai, viskas išmatuojus po kiemą. Iš čia kaiminystė visai, aš jau pastebėjau, kad jisai ten toks vikresnis. Ir aš atėjau pas jį vakarą ir su juo kalbėjom. Sako, gerai, sako, man nugara nebeskauda. Aš sako, anksčiau pasimdavau kirvuką, reikalinga ten malkų, kelias perskeliu į kambarį parsinešti. Ir viskas, sako, aš ligonis. Dabar sako, ką aš noriu, tą darau. Ir energijos vaduotojas. Energijos tikrai. Mano vyras iš pradžių irgi, dabar jau ir vyras geria, aišku. Bet kai aš pradėjau vartoti, tai jisai žiūrėk, neprisidaryk savo dar blogai. Vienu žodžiu, irgi skeptikas toksai yra. O kada man pradėjo taip gerėti, tiesiog jis irgi mato, kad pas mane ir nuotaika pakylo, aš miegot pradėjau geriau, pas man skausmai ten prapuola, tu žinai, gal duok ir man dėžutę, gal ir aš pabandysiu, pas jį su stuburu tenai ir klubas, kaip ir jau žada keisti. Vienu žodžiu, jis pradėjo gerti ir dabar tik žiūrėk, kad ir man liktų, nes aš dideliais kiekiais geriu, tik žiūrėk, kad ir man liktų. Jis geria po 2 kapsulės į dieną, jis geria. Bet jam irgi, sakė, energijos, kaip pas man atsirado, labai gerai, jis jaučiasi ir irgi bando kalbėti žmonėm, kad, yra, toks atsirado, toks stebuklas.